Labą dieną. Šiandien garsą tikrina. Vienį ratą išlaužė. Trasytė žiauriai gerai paruošta, eik. Justinas Maniokas! Pradedantieji stoti starto liniją. Ai ne, dar pradžiai važiuos apžvalgos ratą turbūt. Pirmas važiavimas pradedančiųjų. Nu, dancerai! Davai, atvaryk! Nu! Na, ką dabar? A, ką da? Tuoj pradės 15 sekundžių. Vikšras pirmas, Žilvė antras. Ai, kaip jisai pavyzdžiui. Op! 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 Oi, tai namas. Bet kaip baisiai taip atrodo. Давай, Žilvė! Nu, ligonį, labas. Normaliai judam. Opa, matei? Labą dieną. Viskas gerai. Nu, į ką? Jo. O tai ko šiandieną čia manėsi? Neilsiesi kur nors? Tai ilsiuosi, čia dabar ilsiuosi. Na, jo. Jo. Viskas gerai. A tai ką, jau gipsą nuėmė, ne? Man net nebuvo gipsas. A, Viskas gerai. eina savo. Papuolė, ne? Jo, tu čia pirmas būsi. Ne. Aš čia atvažiuos tave čia. Yra taigi. Broga. Gražulis. Aš už tave. Maladėts. Vis daugiau viso. Kišonas dar grįžta. Ir ką jis 2 pėm? Ne. Perėjau 4 pėm. Ne, tai jis visą laiką buvo 3 pėm. Nu, 3 pėm. Šitas jaučiu ne savo klasį. Ne, čia Vikšra, jisai enduro važiuodavo visą laiką. Dabar tik pradėjo motokrosę varyti. Šiandien garsą tikrina. Įdomu.
Ką ten rodo, ką ten rodo. Ką dirbi? Nu tikrai. Ką darai? Ką darai? Tuoj startuos šiam penktukai. Opa! Eina savo. Давай, 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 давай! Sveiki šaikelė, nu ką, kaip jums sekasi? Senokai matėmės, nepavyko čia padaryti kelių video iš varžybų dėl tam tikrų priežasčių, bet mes dabar esame Mickūnuose, Anykščiuose, Lietuvos čempionato antram etape. Tai va, šiandien pirma diena varžybų, šeštadienis. Važiuoja 50-ukai, šiam penktukai, moteris, MX1C, MX2C. Pirmą dienos pusę, tada kita pusė bus keturračiai, galiaskos, nežinau, dar kažkas, tai va. O sekmadienį gausis, ne į tą pusę filmuoju. Tai va, to sekmadienį važiuosim mes MX1, MX2, MX1B, MX2B, kas dar ten 125, man atrodo. Žodžiu, biški, rytojus turėtų būti smagesnis, aišku, bet įdomu ir šiandien pasižiūrėti. Tai va, čia kelia, žodžiu, poilsiaujam, mes jau atvažiavom vakar iš vakaro, miegojom kemperį, žodžiu, visas savaitgalis skirtas motokrosui. Tai va, čia kelia, eisim žiūrėti to antrą važiavimą pradedančiųjų, mūsų nemažai važiuoja, 3 ar 4 važiuotojai. Tai eisim, pasižiūrėsim, žodžiu, smagiai leidžiam laiką, oras geras, nelyja, saulutė, karšta. Labas. Toks geras. Geras? Galiakai. Įdomiau užaupint. Ale? Pradedančiųjų antras startas. Tuoj startuos 15 sekundžių. 5. Блядь. Visiškai. Ir per vidurį. Pajok, matė išorę, kaip Ne, biškiai į telefoną buvau įlindęs. Молодец! Matai, aš Молодец! atstumą laikiau. Tai galvoju, nebespausiu, kad klaidų, žinai, nepridaryt. Ne, gerai. Visai kitaip važiavai net matęs. Nu, Na, žinai, kai молодец. važiuot gali žmoniškai. Gerai, šaunuolis. Girdė, kas čia, numušė tave vėl? Kas buvo? Kėlį ratų išlaužymą, jis atvažiuoja. Numušė? Nu, ne, tai nieko tokio. A kai jūs ten susikabinat? Bet aš važiavau savo, matau tą krūvą. Tu griuvai ir aš, ble, palindau kažkaip ir... Į tą vietą, tuš! Iš tos pusės sugalvoju į tą pusę. Bum! Neba. Trečias startas, trečias numušimas. Startavo keturračiai, pirmą važiavimą. O, laukim, turi atvažiuoti. Tik čia nežinau, kurią klasę pirmą paleido.
taip automatiškai. Давай, давай! Startavo Kaliaskos pirmą važiavimą. Keturračiai jau suvažiavo. Antra diena, nu ką, dabar rytas, visi ruošiasi. Tai va, ruošiuosi ir aš jau kvalifikacijai. Pasidariau mankštelę, prasibėgau, įsimaudžiau upiai. Tai va, tai ką gera, orelis irgi geras, svarbu nelyja. Tai va, tai einam ruoštis kvalifikacijai, bandysim važiuoti. Nu, kaip? Gerai. Nu, neblogai. Pirmą ratą laiką pasidariau. Ai, Latvijas tas. Intaras. Veterans. Jo. Nu ką, Šaikelis, suvažiavau, kvalifikaciją. Sekės, gerai, kaip visada. Pirmas savo klasiai. Tai trasytė žiauriai gerai paruošta, eit. Belia kokią gerumą. Bet aišku, jinai yra minkšta ir aš manau labai įsidaužys. Šiandien vyksta ir Baltijos šalių čempionatas, ne tik Lietuvos. Ir daug iš Estijos, iš Latvijos daug atvažiavo. Iš Lenkijos, šiaip šaikos, tai žiauriai daug šiandien su vakar palyginus, tai net nėra ką lyginti. Ir bus jau čia įdomu pažiūrėti, MX1, MX2 važiuos. Turėtų būti geras gongas. Tai va. Pons komentatorius. Nu į ką? Važiavai. Tai irgi vakar neblogai. Nu į ką? Vyko tik startas dabar geras padarė. Na, nebedaug lyga, pusę darbo dar. Gerai. O čia tas youtuberis. Ir įkait ranką pasko. Dirbam. Ra. Nu į ką? Opa. Nu labai čia gerai. Amazing. Nu, vaikam nemokamas batutas. Jūs vyrai turi negalvok šokt ant batuto. Nereiktų traumų daugiau, nereiktų. Nepakinėk ant batuto. Justinas Maniokas irgi reportažą daro prie batuto. Prisišokinėjus trasai per tas 20 minučių, kurias reikės sukti.
Taip, Justinas irgi vienas iš mano favorite. Jis važiuos MX1B klasėje. Turėjo šiek tiek traumelę, buvo pasitempęs raiščius. Taurės etape lenktynėse Panevėžyje, bet kaip viskas atrodo tvarkoj. Ir jeigu jau pasakoju ir reklamuoju, Just Man Garage. Tai yra YouTube kanalas, kur kiekvieną kartą po varžybų arba kažkokių įdomesnių savo treniruočių Justinas parašė irgi filmuką YouTube patalpina. Tai kad tie, kurie mėgstate YouTube naršyti ir žiūrėti filmukus, pasiekite jį YouTube kanale Just Man Garage. Justinas Maniokas. Kiek žiūrėjau, pastaruoju metu vienas iš daugiausiai followerių turintis YouTube'ai, kaip jis mėgsta sakyt, labas šaikelė. Šeikelis važiavo mašėjimą, sekės neblogai, sulėkiau antras, buvau pirmas, liko vienas ratas, biškį antrinis pasimaičia, tai Deividas apsilenkė, bet nieko, viskas gerai. Žiauriai sunku buvo, žiauriai karšta, eina savo. Tai va, nieko, judam toliau. Hebrytė čilina vana. Laivas eina. Ble, žiauriai gerai. Vaikam kiek džiaugsmo. Pasipliuškent. Ką? Čia uodas tau įkanda? Aha. Ką startavo MX1, pareina. Žiūrovų tai nemažai. Žiauriai gerai. Va, buvo krešas
Nu tie čia neblogai sugalvoja, savo sėdi. Taip, tęsiam toliau. Antroji vieta Justinas Juškevičius. Valio! Justelį! Ir pirmoji vieta Mykolas Stundžia. Valio! Taip, keliaujam toliau. Jo, pafilmuok su etapas, taip, MX1B pafotkinsite. apdovanojimais. Trečioji vieta Justinas Maniokas. Maniokas, šalia. Ačiū. Nu šaunuolis. Ačiū. Motociklai kosmetika. Gerai. Su šaikelė. Šaikelė. Taip, antroji vieta Eligijus Banelis. Su šeima. Su šeima. Ir pirmoji vieta šiandien vėl niekam nepalikė šansų Deividas Droga. Молодец, seniuk. Tikrai, kad maladėt, šaunuolis, sveikinimais. Kiek kilometrai su dviračiu davė savo, ne? Šaunuolis. Taip, aplodismentai vyrai. MX1B klasės podiumas. Priešais Neina man užbaigti, žodžiu, šito video. Nežinau, kas yra. Pavargęs, turbūt iš kalbos nėra šis. Žmona sako, skaityk knygas kažkokias, bet turėtum iškalbas. Tai vat, žodžiu, šaikelė, noriu jums labai padėkoti, kad peržiūrit mano video, kad subscribinat mano kanalą. Šiaip man žiauriai smagu ir žiauriai motyvuoja dar toliau kurt, daryt. Žiūriu šaikelę, žodį jau daugumą žino, tai labai smagu. Ką, susitiksim turbūt kitam video. Dabar ruošimės biržams, čempionato trečiam etapui. Tai šiandien turbūt tiek. Susitiksim kitam video. Ačiū, kad peržiūrėjot ir iki kitų kartų. Čiau šaikelė.